Nu labai man jų čia tie pusryčiai keisti. Kaip ir pras prie normalių viešbučių ir bufetų, tai čia tokie, nežinau, kaip namuose pas juos. Nu, gal namuose nepavadinsi, per žodžiu. Toks irgi žvėris. Dabar tokį užvelį sėdau, laukiu, atneš ir viską, žinai, atėjau 8 iki 10, tai 8 čia dar nieko nėra, niekas nieko nepradėjo. Tai jautiesi, kad stumi, bet ne, nu tik sakau, viskas gerai, aš galiu vėliau ateiti. Ne, viskas gerai, sėskitės. Tai tik pagamina grinai tau, o tai eina gaminti. Tai, nu, keistas tiesiog. Šiaip gražus čia labai, nu, pats principas tai gražus, įdomus, visai kitoks ir dėl to tikrai labai įdomu. Ar fainai, nu, man viešbučiai labiau patinka. Bet gerai ir tai pabandyti. Pusryčiai taip pas jas labai atrodo skanus, tai žodžiu, čia sultis, tikros sultis, normalios, toks vadys, kad išspaustos sultis. Nesu tikras, bet žodžiu, atrodo kaip tikros pilnai apelsinų sultis. Tos jų duonelės šviežios, čia šitie visi tokie, va. Nu, piragaičiai čia su blyneliais. Nu, ir aš jau paklausiau, sakau, tai jūs nevalgot kiaušinių, nes sakau, vakar, nu, šiandien. Tai jie čia taip nestipriai angliškai šneka, tai tipo, okei, sako, omelet. Nu, sakau, boilet, nu, virti, tipo. Mes darom tik omelet. Gerai, sako. Tai gal dar duos kiaušinių biškį. Nes kažkaip lemba čia visai nėra nei tų baltymų nieko. Tai paklausiu. Nu, bet šiaip tai labai, atrodo, tai labai skaniai, kai atneša. Nu, kažkaip nežinau. Bet kaip skirtinga kultūra, kad nedaro jokių, nu, tokių kaip standartiškai, tai kiaušiniai ir visa kita, o čia kitaip viskas. Labai keista. Nu, dabar jau pilnas setas. Bet tai vėl čia tyla, čia net garsiai šnekėti negali, nu. Labai keistai. Tai va, nusipirkau, žodžiu, vakar galvojau, gal visgi mašiną nuomotis, bet galvoju, bala nematė, nežinau, pabandysiu varyti dabar į Inlil tokį kalnų miestelį su, nu, jų čia tos transportų kažkaip, jeigu pavyks ten su tais taksais, su tais autobusais. Čia kelios dienos ir paskui skrendu į, nežinau, pabandysiu paskraidyti, blemą, kad kaina, aš ten įmėsiu skrinšotą, bet gavosi skrydžiai 25 eurai, tada grįžti atgal į Marakešą, taip gaunasi. Tada vėl 16 eurų ir tada vėl 16 eurų į kitą miestą, tai Tandžyrą kažkokį, Tandžeras ir į Fesą. Į tą Fesą, tai va, tai ten 3 dienom nuskrisiu ir į Fesą 3 dienom nuskrisiu, tai, nu ir paskui Kauną, tai va, taip skaityk, iki 3 dienos būsiu tam Imlil ir Marakešė dar biškį pabūsiu. Tada į Tandžerą skrendu pirmin atgal, kodėl nerodo atgal. Aš dar tų bilietų turbūt nesusikėliu. Pirkau per Rainierių. Tai žodžiu, ir tada ir Marakešas, tada iš Marakešo į Fesą, iš Feso atgal į Marakešą, iš Marakešo į Vengriją ir iš Vengrijos į Italiją, į Milaną. Ir tada iš Milano į Kauną ir viskas. Tai va, tai vėl paskraidysiu. Gaunasi blema 5-800 kilometrų, tai jeigu aš mašiną išsinuomoju, nu tai žiauriai daug važiuoti, o čia gaunasi 16 eurų nuskrist, nu tai niekaip neapsimoka tiesiog. Aišku, su savo mašina gal smagu, čia būtų kelionė, tripas, ten pamatytum daug visko, bet šiuo atveju man paprasčiau turbūt yra į lėktuvą įskristi, dar plius vėl tos lančius pasiimsiu, tai ten pabaliavosiu biškį. Tas irgi duoda biškį privalumą. Labai įdomus pas jos pusryčiai tokie, sakau, blema, sotus iš tikrųjų pavalgai, bet visiškai kitokie negu mūsų. Absoliučiai. Toks neįprastas dalykas.
Tai va, žodžiu, susidėliau planą, šiaip taip sunku, šiaip būna kartais reikia paaukoti nemažai laiko, kad susidėliot, ką daryti. Bet paskui būna gerai, kai jau dabar žinau planą. Kas, kaip, kur, kada atgal, kada į priekį, kada vėl, tai vėl toks neprailgs, nes keisis vietos iš tikrųjų, tai šitos 2 su kažkiek tai savaičių, tai čia praskris, nes dabar iki 3, tai skaityk, iki 2 būsiu vienoje vietoje, tada kitoje vietoje kelias dienas, tada vėl grįžtu, tada vėl kitoje vietoje, žodžiu, tai čia daug kelionių vienoje kelionėje gausis. Tai va, tai maždaug susiplanau. Ir dėl to kompo, va, tai 17 tas mano kompas, ta kuprinė realiai reikia rinktis pagal kompą, tai kaip ir svarsčiau gal neimti, bet va, kai reikia, pavyzdžiui, rinktis, tai sakau, gaunasi, va, naujas langas, tai ten kaip, pavyzdžiui, renkiesi skrydžius, atidarai kitą langą, susižiūri, tai jo, paskui gaunasi, tiesiog gali atskirai, čia neišeina. Tai gali atskirai tiesiog susižiūrėti viską iki galo, tai žymiai patogiau, tai tenka to. Jau nekalbant apie darbą, bet darbo tai gal ten išsisukčiau kažkaip, bandžiau tada Tailandė išsisukau, bet sudėtingai buvo. Tai va, tai tenka tą kilogramą su virš nešiotis kasdien, nors labai nesinori, bet kai reikia kažką planuotis, organizuotis, tai labai reikalingas kompas, nes be kompo čia vien tik su telefonu, tai pražūt, nes pažiūri kažką, pasižiūri telefone, Google Maps'e, kas ten kaip kur atrodo, žodžiu, būtinai. Galvau planšetę imti, bet planšetė ne kompiuteris, planšetė netidaro iš atskirus langus. Tai va, tai dabar atrodys mano vėl skrydžiai iki Kauno. Tai čia vienas skrydis, čia vienas skrydis, vienas. Ai, čia visi atskirai, tai gerai, čia į vieną miestą, čia į kitą miestą, čia tada iš Marakešo į Milaną, iš Milano į Kauną. Tai va, tai 6 skrydžiai. Ir vėl. Tai viskas, einu ruoštis, tada varau į Mlil. Įdomu, man čia kaip šiandien seksis. Kol kas nieko nežinau, eisiu paklausti į tą receptioną, malonį ten tokia moteris dirba, tai gal man padės išsiaiškinti, kaip nuvykti paprasčiausių ir geriausių būdų. Labai šitie pas jūs, gražiai atrodo, nelabai matys, gal ir matys. Iš kažkokių ten šiaudų, iš kažkokių padaryti. Tai jau, bet pagaliau turiu planą, nes kai atvarau be plano, tai būna pirmos dienos neramiausia, gerai, tai dabar ką daryti, ir kaip daryti, ir kodėl daryti, ir nuo ko pradėti. O dabar jau kažkaip turiu planą, jau ramu, tai jau gerai. Kaip jie čia gražiai gyvena. Dar dėl batų. Tai žodžiu, tos tilkos blogai buvo, nes ten buvo nepilnai ir spaudė kulną. Jau kai susitraukė tą ir sukietėjo tas kampas, tai išėmiau iš vis. Neradau, vakar bandžiau ieškoti, tai jie neturi nebent batus naujus pirkti ir persidėti, bet tada gali netikti, žodžiu, sudėtinga. Bet tai vakar pabandžiau, išėmiau tiesiog tilkas ir čia viskas. Vakar vaikščiau viskas laimys, tai paliksiu dabar kol kas taip, nebent rasiu ką įsidėti. Bet dabar gerai viskas. Bet žodžiu, pirmą dieną sukaliau, sugadinau batus. Tai turbūt viskas bus gerai. Tai va. Patiko šitas kambariukas. Šitas viešbutukas labai geri pusryčiai buvo. Tai jaučiu, kad jeigu grįšiu, tai gal net ir pabandysiu, nes 7 gal eurai. Ten su mokesčiais, 5 plus mokesčiai, tai kažkiek jinai čia paėmė. 2,5 euro liktai. Tai bet labai man čia patiko. Čia patiko, kavos daug davė, visko davė, viskas fainai. Tai sakiau, kad visai grįšiu. Tai paklausiau už tos moteris, bet jinai bandė įvesti adresą ir nerado adreso Google Maps, kai jinai vedė, tai paskui įvedė hotelio kažkokio adresą, kur sakė, homemade būna dar su dideliais ratais, su mašinos ratais, jie čia dažnai naudoja žmogus. Tai visai taip atrodo patogiai, veža, stumia su tais ratais, ten vos ranką prilaikydami, gal tik sunkiau rieda su mašiniais ratais. Tai va, įvedė kažkokį adresą, einu, žodžiu,
čia nepilnas pusvalandukas, 20 kažkiek minučių. Nueiti ir tada tenai paklausiu. Kažkas gal padės. Kažkokie group taxi yra, nes taip autobusai ne... Turn left onto Ruharda Sora. Tai į mašiną sugrūda, sulaukia, tipo, turbūt daugiau žmonių ir veža, tada taip, kažkaip taip. Nu, pabandysiu. Aišku, šiaip man dėl to lėktuvais paprasčiau, nes lėktuvas tai yra viskas organizuota ir kai kainuoja 16 eurų, tai man atrodo lengviausias kelias patekti. Nes ir Filipinuose buvo sunku buvo, sudėtinga buvo tenai keliauti, nes tie autobusai jokio neturi grafiko, nieko neturi. Na tai ką dar norėjau pasakyti, tai va dėl to iš tikrųjų čia visai man pasiteisint pradeda šitas, aš rinksiuos darbiškai mažesnę kuprinę ir tokia, kur išsiplečia yra. Nu, jinai, blema, vieną radau tokią, kur nėra tokia pigi, bet labai atsipirka dėl to, kad, nu, va dabar va skrydžiai, visi šitie skrydžiai, su pusę kainų, nu kaip, nereikia pusę kainos, bet dvigubai kainuotų, jeigu aš imčiau su carry-on to, nu, jau to normalia kuprinė. Tai sudėtinga, aišku, dabar tai aš ant ribos, tai aš vis turėsiu čia apsirengti, įsidirbinėti, tai biškai šitas nepatinka. Tai yra, kur atitinka dydį, susispaudžia tą kuprinę su užtrauktuku, susisega ir kai susidedi daiktus, ten va džinsus visokius ir megztinius, tada jinai išsiplečia, jeigu reikia. Tai atrodo labai labai praktiška, nes šiuo atveju čia labai labai svarbu šitas reikalas. Tai manau, kad pasiteisins tų drabužių, nu tai geriau dažniau įsiskalbti negu čia labai graži parduotuvė. Turn left for Ruazbest. Įsiskalbti ir mažiau nešioti, nes ir nešiot sunku ir dar pažiūrėk, skrydžiai kaip pasilengvina iš karto, sprendžia labai atpinga skrydžiai, nes jie labai daug ima už tos papildomus svorius. Turn left. Nu jau kažkur čia, matau autikus, matau taksi. Bandom žiūrėti. Nepataikiau, einu iš naujo. Kažkur ten sakė, va tie, kur stovi. Kartais ir nesinori klausti, nes daug tokių, kur šauju, aš tau parodysiu. Nu ir paskui, aišku, pinigų noriu už tai, kad parodė, nes baisią paslaugą padarė. Bet kartais tai draugiškai, tiesiog, sako, net ir va taksistai, nu kažkur čia bandym. Žodžiu, čia daug žmonių laukia, net negaliu filmuoti, bet įdomiai čia. Ateini tiesiog ir lauki, ir kai susirinks 6 žmonės, ar 5 ten, kiek jiem reikia, tada galėsi važiuoti į tą Imlil. Nu, žodžiu, group taxi, bet nėra nei laiko, nieko, tiesiog, kai susirinks, tada ir veš. Nu, gali vienas važiuoti už 300, bet čia labai brangiai gaunasi čia palyginti. Tai reikia laukti žmonių. Nu, maždaug taip. Arba 15 minučių, arba pusvalandį, arba valandą, priklausys nuo to, kiek reiks laukti kitų žmonių. Nu, bet įdomi situacija. Įdomu.
Kalnų miestelis. Čia mano transportas. Dabar reikia ieškoti viešbučio, blemus rizikau, neėmiau viešbučio, nes nežinau, kaip dėliosis, ar pavyks rasti, ar nepavyks rasti, žodžiu. Tai neturiu dar viešbučio, tai reikia dabar susirasti viešbutį, bet čia iškart vėsiau, tai va dėl to reikia turėti drabužių, kad ir kaip nesinori jų tasyti, bet kažkiek tai jų reikia turėti. Tai turiu džinsus, turiu 2 megztinius, turiu, tai čia, ten gal į viršų vis tiek, gal ir daisiu, balas žino. Kaip čia bus. Mačiau, kad iki tų kalnų viršūnių tai ten nėra daug valandų eiti, bet statumas didelis. 2,5 kilo skirtumas. Tai neklausimas, ar eina taip lengvai užėti. Pažiūrėsiu. Bet, žodžiu, žmogus šalia sėdi. Pradėjus ten kažką dar tokio, blaškytis. Sako, tu neatsimeni, sako, gal ar aš čia buvau su kuprinė ar ne, ar čia tas vyras išlipo. Tasme nebuvo su pilka kuprinė, neišlipo. Nesakau, jisai tik tą turėjo, piderastkę tą vadinamą. Tai, žodžiu, sako, aš neatsimenu, sako, kur bandė, o įlipau aš su tą, gal tu atsimeni. Pažiūrėjau mano tą, ką filmavau. Mane nenufilmavau jo, nes aš stengiausi nefilmuoti žmonių. Tai paskui ten bandėm atsiminti kažkaip bendrom jėgom. Finaliai jisai pabandė paskambinoti restorane, paskutiniam paliko, tai jis taip rado. Bet, žodžiu, streso žmogui, tai turbūt tą kuprinį. Nes iš čia su lagaminu, su kuprinė, žodžiu, kažką ten turėjo svarbaus. Kad šitaip jau visas išmuštas prakaito buvo. Gerai, kas gerai baigėsi, nes restorane rado, tai saugu. Važiuos pasiimti iš to restorano. Tai va, gerai, einu ieškot, kur gyventi šiandien. Tai kaip paskutinę minutę įmi, tai nelabai ten buvo iš ko rinktis vienas viešbutis miesto, kad būtų centre kažkur netoli, čia tam centriukį. Kiti tai nebent toli, bet brūkšniukai, žodžiu. Yra daug viešbučių, bet nėra kurie, kad parduotų. Viskas turbūt taip užbukinta. Galimai. Tai čia netoli. Viskas taip paprasta, kaip norėtųsi. Cancelinau tą mano bookingą, nes atostogose darbuotojai ir nėra kam paruošti kambarį. Tai reikia ieškoti iš naujo. Arba eiti tiesiog kitas. Čia tokių skanių dalykų yra. Reiks pažiūrėti, tai kaip ir mes ras kur gyventi. Žodžiu, nusipirkau vandens, sutikau čia tokį kitą žmogų iš Čekijos, vyrukas irgi ten panašaus amžiaus kaip mano. Tai sako, taip einam kartu į tą kalną rytoj. Ką žinau, man lengviau iš čia toks tikras turistas. I will write a video, okay? Tai, ką žinau, man bus gal lengviau su juo, net aišku, čia labai aukštai, sunku, jeigu ką apsisuks iš čia, tai pasiruošęs labai stipriai. Visokius vandens filtrus turi viską, tai, pabandysiu. Aišku, aš labai mėgstu vienas, ne su kažkuo, bet šį kartą gal pabandysiu, kad jau čia tokia proga pasitaikė. Normaliai kalba angliškai, viską kažkaip lengva susišnekėti, normalus. Čia įdomiai susiklostė viskas, nes čia sustojau viešbučio ieškoti, neradau už to viešbučio, vis dar neturiu viešbučio, bet sustojo čia toksai iš Čekijos žmogus ir sako, ar tu čia turi gidą ir taip toliau, ar tu eisi į tą kalną, sakau, turbūt bandysiu eiti į tą kalną. Tai sako, gal norėt kartu, bet iš čia stipriai pasiruošęs, čia visokius filtrus vandens turi. Tai ką žinau, man tai visai gal ir gerai pabandyti. Nežinau, ar patiks man čia ne vienam varyt, bet varom tada pasimsim. Ar ten atskirus viešbučius, ar kartu, tai bus matyti, žodžiu, bet normalus vyrukas, irgi panašaus amžiaus kaip aš, bet čia jisai, aišku, pasiruošęs, tai aš tai čia kaip loderis su kedasais ir paprasta kuprinė, jis tai čia rimtai. Bet pasižiūrėsim, kaip čia man sunku su tokiais išsišokėliais jau tokiais, kur pasiruošę ar ne. Tai nepatiks, daugiau nevarysiu. Tai biškį pasikeitė mano planas, taip netikėtai. Arba čia bus man labai gerai, arba bus labai blogai, kai įsivėliau aš čia su juo.
Nu, bus įdomu, bet gali būti labai sunku, nes, žodžiu, tipo sako, kad, iš čia aišku žino, viskas, sako, bus labai karšta dieną, reikia keltis 4 švintant pradėti eiti. Aš, nežinau, bus įdomu, jaučiu bus įdomu. Pabandysiu, jeigu ką, tai ką, sprūksiu vis tiek ir viskas. Kiek, kad aš čia laiko biškį pasidariau savo, o, žiūrėsiu, ką veikti, jeigu aš čia taip greit viską padarysiu. Nu, čia jau gamta prasideda. Mano gidas, ne gidas, jisai, ką žinau, kas, kažkoks sporto treneris. Kaip viskas skirtingai. Kaip viskas skiriasi, ką tik buvau tokia mieste, o čia tokia gamta, kiek aš čia, nedaug, aš čia porą valandų nedaugiau tikrai važiavau. Žodžiu, čia užėjau kažkokią trasą. Ja, bet čia kaip aukštai, kaip tas namą išvis pastatė. Nežinau, atrodo, kad aklavietė čia bus, bet bandom, kur yra galimybė nueiti. Čia, žinai, kaip pasirinkai trumpesnį kelią, bet tas trumpesnis kelias pasirodo labai jau sudėtingas. Eitum gatve ir viskas. Bet taip gaunasi. Kai tingi eiti daugiau. Pametėm akinius. Ilgiau jis pametė akinius. Dabar. Na, aš čia turbūt prisižaisiu vėl šitą vieną ranką. Čia papuoliau. Na va, čia jau kažkas panašiau. Nežinau, jeigu ten eiti, tai aš šaut. Nes aš žiemai tai tikrai nesu pasiruošęs. Na va čia. Čia tipo hoteliai, labai tokie, nelabai panašu į hotelius. Va, čia normalu. Tik čia viskas sudėtingai tampa, nežinau, čia žodžiu, tai dabar kambarį gavom, tai tipo dviese, okei. Tai čia iš vis, kai aš moku daugiau, tai čia centus gausi per pusę tas kambarys po 7 eurus, tai pohui man čia, tiesą sakant. Na, aišku, be maisto, be nieko, tai maistą reiks varyti arba užsisakyti pas juos čia, bet maistas tai brangus, pusryčiai 15 eurų. 15 eurų čia pusryčiai kažkokios skylės. Tai va tai žodžiu, nežinau, nakvynę turiu, pernakosiu su šitu žmogum, pažiūrėsiu, nesvarbu, o paskui pasižiūrėsiu, ką čia daryti, nes šiaip dabar pasirodo, kad be gido čia neleidžia, gidas apie 100 eurų ir tai jeigu rasit, nes dabar tipo savaitgalis, tai bus 200 eurų ir nebent eisit labai anksti, tai praeisit pro postus, kol dar jie nedirba, tai čia 3 ryto. Tai bet žiauriai šalta, čia žodžiu, čia man atrodo, net man bus per daug visų nesąmonė. Aišku, gal bus įdomu, bet visada galiu apsisukti ir viską mest. Bet, nežinau, žodžiu, kol kas viskas eina ne pačiu lengviausiu keliu, bet įdomu, bent įdomu. Bet gražu, blema, vis tiek jau, man tie kalnai vis tiek. Aš pamatau kalnus, man iškart viskas labai gražu. Visos neganos kažkaip šonė. Aišku, žiemą man kalnai gražesni. Ir ne karšta, o dabar 2-3 dienos čia belekai bus karšta. Tai va, tas kambarys už 14 eurų, taip 2 žmonėm tai gavosi po 7 eurus, tai kondiškės aišku nėra. Ir vėl kalnų nesąmonės, tai
Žodžiu, dušas, tipo. Na, žodžiu, tas pats kaip Nepale. Paklausiau, ar karšto vandens, nes tipos, tos tai sako, čia, tai tu nesitikėk šito karšto vandens. Nu, bliam, aš galvoju, už be karšto vandens. Tiek jau nusiris tikrai nenoriu. Galbūt dar vienas bus atidarytas. Ai, viskas šitas uždarytas kambarys. Nu, tai tiks, šiai nakčiai tiks, bet čia be pusryčių, be nieko. Tai čia tokia, nu, žiūrėsiu, ar čia ar verta man čia buvo įsivelt, ar ne. Ir žodžiu, ai, dar ką, norėjau parodyti paradus. Tuoj, lemba. Man tokie, tai, vis man tokie. Man tokie dalykai, tai kažkaip, nu, aš kai nepratęs, tai man biški baisiai atrodo. Čia kas pripratęs, tai jiems profik, man tai kažkaip tai. Va taip va, kalnų gyvenimas. Nu tai jau čia šalta darosi, aš nežinau, čia vėjas gal bus, tai sunkiai gal girdėsis, nežinau. Tai, nu, įdomu, kuo čia baigsis, jis čia dar vieną žmogų kažkokį yra pakalbinęs, tai jisai gal prisijungs, tai čia mes jau 3 tipo varysim. Tai, nu, įdomu, man jau įdomu, kuo čia baigsis. Nu, vat ir gerai yra, būna vienam gerai, nes tu gali neturėti problemų, žinai, pats sprendi viską kaip yra, bet kitas dalykas, nu, kai kažkas tai irgi čia kažką sugalvojęs pasirūpinęs, tai man gal irgi bus lengviau. Gerai, varau. Klausia apie rytą, labai iš čia nori, blema, aš tai taip nemėgstu, man tai, ja, iš čia visų klausia, kaip čia eiti, kur čia eiti, nesakau, nu, bando tiesiog, ko pasilengvinti savo gyvenimą, 5 dienas bus jisai čia, tai ir skris, tai panašiai gaunasi, bet aš tai nesakiau jam, kad aš čia irgi grįžt turiu tą pačią dieną praktiškai, aš turiu grįžti, nes jeigu mane jisai čia užknis, tai aš jau, nu, blema. Pavargsiu aš nuo jo, tai, nu, tiesiog man bus, tarkim, nepatogu, sunku, kaip čia gražiau pasakyti. Tai aš pakeisiu savo planus kažkokius, sakysiu, varau vienas iš viskas. Jūs eikit, nes čia labai jau jie užsivedė tos aukštus kalnus varyti. Aš tai gal nelabai. Taip stipriai tai nenoriu, kad čia iššūkius kelti už gyvenimą. Kokie čia sužaidimai. Okay, yeah. And it's a lot of snowfields or no? Kažkokia čia šventė šiandien, nežinau kokia. Nu, teko biškį pasimaudyt, kad praeit. Linksminas. Say tomorrow we went just this refuge. But I think if some people would guide, some group met us, they will ask you, where is our guide? Bom zamor. Hello. Pavežė vyrukas mus su moteriškė, kad nereiktų tiek eitai dabar valgyti kažką čia pasipinti, nes rytoj anksti ryte reiks bandyti eiti. Riešutai, riešutų kremas.
Ne pagal planą viskas čia eina kažkaip tai, bet ką žinau, įdomu, bet ne taip planavau viską tikrai. Na, bet gal nieko, žodžiu, čia kiek čia tų valandų, blema, dar čia tik 10, gal, 10 dar nėra, bet dar reikia iki namų grįžti iš to miestelio ir ką, nu, tipo, jie trečią nori eiti į tą kalną, ten yra apsauga, žodžiu, jie nori anksti eiti, kad apsauga nematytų. Aš tai jau nebenoriu, aišku, su jais eiti čia, nes čia jau gavosi dabar mes keturiesi, čia tokie vienas iš... Tai čia kaip tam anekdotė gavosi. Susitiko čekas, lietuvis, anglas ir marokietis, gyvenantis Prancūzijoje. Tai va, įdomu, ko čia viskas baigsis. Nu, bet... vis įdomiau.